Pradėkime filmavimus. Labą dieną, mano nuostabūs sekėjai. Kaip neužsinis, kai sako žmonės sekėjai. Taigi niekas tavęs nesiekia. Seka tave nuo žodžio follow, angliškas žodis. Follow reiškia sekti. Translation. Jeigu patinka filmukas, spausk like ir subscribe ir laukiam kitų. Filmukas apie baltyminius kokteilius, tai sakykime toks vienas kaip ir populiariausias papildas visam pasaulyje sportininkų. Ir klausimas būtų toks, kaip jį vartoti, kokiom dozėm, kam jis naudingas ir panašiai. Tai tiesiog basic klausimas apie proteiną. Tai pirmiausia svarbu žinot, kas yra tas proteinas iš esmės, tai paprastai tai tiesiog statybinė medžiaga raumenims. Tai jeigu tau tikslas yra daryti formą, daryti išvaizdą, kad forma būtų graži, reikės auginti naujas raumens ląsteles. Tai sukuri stresą sporto salėje, sukuri mikrotraumas raumenyse ir tada valgai tiksliau paduodi proteiną, kuris leis prie naujų raumens ląstelių gamybos. Tai tiesiog darysi formą, auginsi naują raumens audinį, būtent todėl tau reikia valgyti proteiną arba, kad paprastai lietuviškai tiesiog baltymas. Vėlgi, grįžtant prie to, kad kalbam apie proteino kokteilį, tai panaudojimas. Kuom skiriasi baltymas nuo bet kokio kito maisto ir proteino kokteilis. Tai iš esmės, realiai tai kaip ir vienas ir tas pats, tiesiog tai yra koncentruotas, beveik 100%, tas 100 tai yra apie 70-80% koncentruotas, tai galima sakyti labai didelės koncentracijos, pavadinkim maisto papildas ar ne, kuris turi tiesiog labai daug baltymo. Tai panaudojimas būtent taip kaip ir skamba, tai tiesiog paduot tada, kada reikia to baltymo daugiau arba tau, kada jo mitybo neužtenka, arba būtent tais laiko tarpais, kuriuom tu negauni dienos, valgymuose per savo visą dieną. Kada gerti proteiną? Tai iš esmės, kaip ir keli būtų svarbiausi aspektai, tai būtų po treniruotės, ryte, prieš miegą ir tarp valgių. Kodėl? Iš esmės, viskas remiasi į tą patį principą, kada kūnui reikia paduoti baltymo. Tai reikia paduoti jo tada, kada reikia statyti naujas raumens ląsteles, ar ne, tiesiog raumens audinius. O reikia statyti kada? Tai kada tu padarai treniruotę, nes faktas sukuri žalą, sukuri mikrotraumas, reikia statyti naują audinį ir ne tiesiog atstatyti tave. Tai faktas po treniruotės. Tas pats galioja ryte. Kodėl ryte? Nes per tu visą miego laiko tarpą, didžiąją dalį padengi valgydamas kažką tais prieš miegą ir tada valgai vėlgi ryte, nes ryte jau faktas tos atsargos baltymo to organizme yra pasibaigusius. Kas ir labai svarbu žinoti, kad tau kūnas negali kaupti labai daug baltymo, realiai kaupia tik tai keliom valandom, praktiškai kiek tu suvalgai, tiek ir yra. Tai tas baltymas turi būti labai svarbus tuo mitybui kaip dažnas valgymas. Tai ryte, prieš miegą, būtent dėl tos pačios priežasties, nes trumpai savinasi, tiesiog paduodi, įsisavina per kelias valandas ir jo nebėra. Tai ryte, prieš miegą ir faktas tas pats galioja tarp valgymų. Jeigu, tarkim, tik 2 valgymai per visą dieną, irgi viduryje tos dienos bus gan toks irgi katabolinė būsena, kuri ves prie tiesiog neatsistatymų, formos nepadarymų, raumens augimų, mažėjimų ir panašiai. Kiek baltymo reiktų suvalgyti per dieną? Tai norma tokia, kaip rekomenduojama, apie 1 gramą kūno kilogramų. Tai sakykime, jeigu suri 80 kg, tarp tu suvalgyti apie 80 gramų baltymo. Tai čia tokia norma nesportuojantiems žmonėms, kurie nesusikoncentravę į raumens auginimą ir panašiai. Jiems galbūt nereikia to tokio didelio atstatymo, recovery raumenims ir panašiai. Tai tik tais apie 1 gramą. Tai būtent tada mityba tokia atrodo ganėtinai paprasta, nors iš tikrųjų nesurinkti 1 gramų per dieną kūnų kilogramai. Tai yra ganėtinai sunku iš tikrųjų. Dažnai tu realiai turi būti vos ne vegetaras ir tai greičiausiai surinksi 1 gramą. Tai ganėtinai paprasta ir viskas bus kaip ir ok, bus ganėtinai pakankama. Bet kai tu sportuoji, tau reikia medžiagų atsistatyti, tai reikia suvalgyti gerokai daugiau, tai tas gerokai daugiau yra nuo 1,6 iki 2,2. Sakykim, tai sportuojantiems, vidutiniškai, ar ne? Tada intensyviai sportuojantiems, galbūt kultūrizmas, galbūt jėgos sportas, tada to baltymo reikia jau gerokai daugiau, sakykim, tas sportas yra toks, išvaizdos, kada tas, sakykim, raumens prieaugis yra gerokai didesnis negu, sakykim, bet koks kitas sportas, kuris reikalauja galbūt ištvermės, galbūt tokio greičio, techniškumo, bet ta forma kažkaip labai nepasikeičia. Tai kai jau forma keičiasi konkrečiai daugiau, tu pradedi auginti raumens, tai to baltymo reikia irgi gerokai daugiau. Tai tas gerokai daugiau, kaip ir sakiau, iki 2,5 gramų kūnų kilogramų.
Tai va, tai pavyzdžiui 90 kg žmogui reiktų nuo 150 iki 200 gramų, taip grubiai, ar ne? Per dieną būtų toks viduriukas. Ir iš tikrųjų daug kultūristinių tokių mitybų apie 200 gramų kaip ir stovi. Tas baltymas, kurį reiktų suvalgyti. Tai sakykime, tiesiog nelendant per daug, faktas čia vyra. Moteriams tas bus skaičius mažesnis, čia faktas nuo tavo kūno svorio priklauso, bet kažkas tokio galima apie 150 gramų tikėtis suvalgyti moteriam galbūt, ar ne? Dabar per daug proteino, ar tai blogai? Iš tikrųjų, sakykime, apsunkinę savo kepenis vien virškinimo procese, bet pliusas toks, kad tą maistą tu sunkiau virškini, o sunkiau virškinamas maistas lygo, tai reikia daugiau energijos. Tai iš esmės čia vėlgi toks kaip ir kultūristų bairis, kurie jie mėgsta daryti, tai valgyti tiesiog daugiau tų baltymų, kurio to kaip ir iš esmės nereikia, bet virškinimo procesas reikalauja daugiau energijos, tai jautiesi biškai sotesnis, biškai pilnesnis, nes realiai iš esmės tu suvalgai daugiau maisto ir tas didesnis kiekis maisto sukelia tokį kaip, sumažina, sakykim, to alkio hormono, nes skrandžio tiesiog sienos daugiau išsitempia, ar ne, ir jauti galbūt mažiau alkio. Tas pats virškinimo procesas reikalauja daugiau energijos, kurią tu pats turi, realiai, tiesiog tu naudoji savo energiją, kad virškintum. Tai sakykime, čia toks kaip ir mažas triukas, kurį naudoja kultūristai, kad tas baltymas, kurį tu valgai, būtų taip panaudotas, ar ne, tokiais mechanizmais, tokiais principais, kuris veda prie to, kad, tu galbūt suvalgysi daugiau tų kalorijų. Aišku, tai nebus žymus kažkoks labai, bet, sakykime, alkio aspektų, ar ne, ir šiaip sumoju viską susumavus, kai ten svarbus tau keli tie procentai, tai sakyčiau, galima pabandyti tiesiog, pavyzdžiui, valgyti daugiau mėsos, valgyti daugiau baltymo apskritai per visą dieną. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, galima pasitestuoti, pabandyti, jeigu tai tau patiks, galbūt ir ok, ar ne, kiti mėgsta tiesiog valgyti daug mėsos per visą savo dieną. Tai variantas pabandyti. Jeigu, sakykime, turi kažkokių problemų galbūt su kepenim, su virškinimu, arba apskritai, galbūt tiesiog netgi paprastai pasakysiu, kad jeigu nemėgsti mėsos, nemėgsti to baltymo tokio, galbūt netgi ir nereikėtų susikoncentruoti į tai, kad aš valgysiu daugiau baltymų, kad tą sotumą jaustum. Sotumą gali taip pat padidinti sotumo jausmą, ar ne, valgydamas daugiau daržovų, vaisių galbūt įdėti į savo mitybą, tiesiog, kad to maisto būtų daug, ar ne. Ir tai irgi taip pat puikiai suveiks, lyg valgytum daugiau baltymų. Ok, dabar apie išvadas. Tai baltymas iš esmės stato tavo raumens ląsteles, tave atstato po treniruotės, leidžia atsistatyti, tapti geresniu, tapti stipresniu negu buvai prieš tai. Tai baltymas labai svarbus. Baltyminis kokteilis iš esmės tau padeda mitybos tokias spragas užtaisyti. Sakykime, tu išvažiuoji ryte į darbą ar bet kur kitur, ar ne, ir nespėjai pavalgyti ryte, sakykime, bet kokio valgymo, arba netgi jeigu tai yra valgymas, bet mažai proteinų. Tai iš tikrųjų, suvalgius arba tiesiog padarius paprastai šalia kokteilį proteino, tu realiai išgelbėsi tą savo rytą ir tavo dienos planas atrodys visai gražiai, nes tu tiesiog ryte padavėjai pakankamą kiekį baltymų. Tai proteinas iš esmės turėtų būti naudojamas būtent tokiu principu, kada tavo mitybo jo trūksta. Sakykime, prieš miegą, galbūt nevalgai nieko prieš miegą ir toks atrodo nesinori, galbūt kažko sunkiau suvalgyti, nes galbūt miegas tada gali sutrikti. Vėlgi, kokteilis prieš miegą skamba visai neblogai. Galbūt ilgą laiko tarpą dirbi per dieną, be tokio, sakykime, maisto, ar ne, sakykime, galbūt ryte pavalgai, tada tavo tik tai vakarienė tokia, ar ne, rimta, kurią tu valgai. Tai skaičiau, per vidurį tos dienos įdėti proteino kokteilį būtų ganėtinai, skaičiau, protinga. Ir realiai tu turėtum, išvengtum to tokio katabolinio lango, kurį gali sukurti tiesiog nevalgydamas pusę dienos. Tai proteino paskirtis būtų tokia, stenkis suvalgyti apie 150-200 gramų proteino per dieną ir tai bus, skaičiau, toks, viduriukas, kurį gali laikytis, tikrai skamba optimaliai. Tai tiek turbūt ir tiek apie proteino kokteilius. Jeigu patinka filmukas, spausk like ir subscribe ir laukiam kitų.